Sveiki visi žiūrovai ir šiandien bus trumpas video, tik gal 15 minučių ir nors jau vis tiek netoks ilgas, tiksliau trumpas. Taigi šiandien, kaip ir matote per mano screen, aš aprodysiu MCPE Master. Ir turim ją atidaryti, aš iš pradžių tik galima sakyti iš vidaus parodysiu ją. Atidaryti reikia. Paskui paspaust tą mygtuką apačioj. Ir atsiras toks va šitas pikeksas žaliam fone. Mes susikursim naują pasaulį, nors aš ten jau sukūręs, bet vis tiek. Tiesiog master. Taip prašau. Ir jo, ir mes eisim į Adventured ir Flat. Jep. Pasižymėsiu spawną. Ir jo, tai pirmas dalykas, kurį galima padaryti, tai galima padaryti levelio, kiek norim. Čia aišku nesimatys. Galima ability to fly. Dabar aš aišku galiu per kreatyvą skraidyti. O pavyzdžiui dabar ne. Paskui galima invincible, tai kaip pavyzdžiui čia ant survivalą reikia pasidaryti ir sakykim reikia atsispausdinti mobą, sakykim kokį spiderį. 7 atspausdinsiu. Ne. O dieve, tas garsas. Tai jo, ir jeigu dabar nusistatęs invincible, jie negali mane sužeisti. Ir jo, be to rodo gyvybės, kiek turi mobai. O jie negali sužeisti. Jo, oi. Tai reiškia. Paskui galima sprintinti. Aišku, čia galima sprintinti. Taip va. Gal man tai čia labai lėtai atrodo, nes aš jau buvau pripratęs prie tos programos. Aš visą laiką buvau pasidaręs sprintą. Tai jis eina greičiau. O bėga dar greičiau. Taigi jo, ir mes pasiliksim ant šitą. Paskui galima kažką dar. Protect, item, level, nežinau, ką čia reiškia. Paskui galima laiką nusistatyti. Pavyzdžiui, night, sunset ir vis tokie. Vis nusistatysim į dieną. Paskui galima lietų, silpną ir stiprų. Galima lighting. Tai yra silpnas. Dabar čia nieko nėra, bet kai jis stiprus, turėtų žaibuoti. Va. Tai jo, mes šitą irgi paliksim. Paskui su draugais funkcija. Enchantas. Tai man žiauriai patinka, nes ir paskui galim pasidaryti netgi mano įdomų dalyką. Paskui galim pasidaryti šitą. Ir patį paprasčiausiai tik su punch. Nes man kaip jie skraido labai fainai atrodo. Taigi jau. Taigi. Reikia, sakykim, va,
čia tas, kur viską užmuš iš karto. Ir labai daug dalykų duos. Bet jeigu duoda mažiau negu 2, ta prasme, jeigu vieną duoda, tai nepadaugins, bet jeigu 2 duoda, natūraliai, tai ir duos. Čia yra su knogebeku, tai žiauriai toli nuskrenda. Paskui yra tas. What the? Ir paskui su punch. Tai tas pats kaip ir su swordu. Tai jo. Ir mes tuos juos visus pasiliksime. Pasidarysim itemų slotus. Jo. Paskui yra itemai, kur galima prisidėti prie favoritų. Aš čia pasidariau. Galima. Čia mobai, pavyzdžiui, galima pridėti iron golemų. Sakykime, tiek ir kažkodėl jie neprisideda. Nežinau kodėl. Ad reikia visos. Ai. Per kreatyvą negalima, tai mes turim susimažinti. Nesusimažinti ir pridėti tų. Paskui galim vėl kreatyvoje eiti. Ir mums sukrešino. Ir jie. Ir palaukit, kol mes viską čia sutaisysim. Reikia per šilą, nes jeigu eisi per paprastą, dabar per tikrą MC, to neveiks. Bet jeigu tu ateisi per dabar turi turėti MC. Nes jeigu neturėsi, gal aš geriau pasiliksiu survivalę. Ir tiesiog mobus išvarysim. Žiūrėkit. Reikia vienos strėlės, kad mes čia. Todėl aš ir įsidėjau į favoritus. Kad lengviau būtų rasti. Reikia naujo to, kad ir būtų breaking. Va, visi tie 3.
Ir mes geriau įsidėsim. Va. Ir tą su knogbeku darykite svordą medinį, nes vis tiek jis veiks taip pat, bet tiesiog daug nenuims gyvūnam ir jie iš karto nenumirs ir galės paskraidyti. Atsisukai mane. Taigi jo. Ir kita dalis tai yra teleportas ir back to death point ir screenshot and quick screenshot ir pavyzdžiui aš galiu nuspausti jos veidą, aš galiu nuspausti jos veidą ir viskas. Ir labai gerai, nes nerodo nieko. Pavyzdžiui, nerodo mūsų šitų dalykų ir šito dalyko nerodo. Ir jo. Ir paskutinis dalykas, kurį gal norėčiau parodyti, kad galima ištrinti itemus, jeigu jų nereikia. Ir paspaudžiam delete ir mums tik liko patys svarbiausi itemai. Ir aišku, mums šito irgi nereikia, nes
Jo, tik reikia šitą ištrint. Ir add successfully and paimti vieną strėlę. Taigi jo, toj norėčiau pasidžiaugti savo programą ir man atrodo, kad galima kažkaip padaryti, kad texture packus dėt. Bet aš jums parodysiu tuojau, jo. Sorry, kad man gali greitai baigtis laikas ir neatsveikinsiu. Ir tuo mes surasim texture pack. Taigi va. Ir sakykime, bus geras toks. Ir mes tiesiog turim jį atsiųsti. Šitą gal. Smooth realism. Ir taigi aš jau turiu. Ir mes turime eiti į MCPE master. Remind Minecraft is running in a phone, so the modifications could be not proposed. Please turn out the game. Reikia išjungti. Gerai. Ir turėtų būti naujas texture packas. Ir man iš karto užkrešino, nežinau kodėl. Reikės perkraut. Ir jo, atsidarom MCPE master. Ir įeinam į nemanau, kad pavyks. Man krešino nuo to texture packo. Oi, duhas. Floating window. Nors ne. Ir kažkodėl man nepavyksta. Ir man krešina. Oh my god. Tai karočią, tuo mes baigiame savo puikų video. Tai, jo, ir norėčiau parodyti per naują versiją, kad yra kažkoks redstone specialist. Ir šitą aš susidėjau, nes čia labai ypatingas. Tas matot, kiek išlenda. Šitas irgi ypatingas būtų. Visi čia tie tokie iškelti ir šitas žiauri fainas. Ir jo, mano kiti turėjo būti atrakinti visi, bet kažkodėl neišeina. Šitas fainas. Ja. Tai karočią, to mes ir baigiame savo puikų video ir goodbye.